Aišku, jausmas geras, bet rezultatas 0-1. Aišku, nėra didelis, bet kai visi matėm, lygis skiriasi tikrai daug. Stengiamės, ką galėjom parodyti. Aišku, norėjom pakovoti, bet, kaip sakau, garbingai baigėm tą pirmą turą. Tiek išvyko, tiek namie 1-0. Man atrodo, su tokia tikrai pajėgia komanda nėra blogas rezultatas, bet iš kitos pusės, aišku, gaila, nes tikrai po pirmų rungtynių buvo dar toks mažas šansas pakovoti, bet kai skau matėsi, kad tikrai jų lygis daug aukštesnis ir gavosi taip, kad turėjom nusileisti 1-0. Matot, kada paspausi varžovus, paskui gali gauti 4 įvarčius ir jau paskui bus sunku labai. Mes tikėjomės, kad jeigu gerai ginsimės visą komandą, tikrai turėsim porą progų, iš kurių gal pasiseks įmušti įvartį, bet jie irgi po pirmų rungtynių, kaip sakė komandos draugai, pirmos rungtynės buvo daug skersų ir jiem nesisekė iš to, o čia antrose varžybose, kaip matėm, jie žaidė viską žeme, nei vieno skerso ir tikrai buvo sunku su jais žaisti, nes tikrai jie irgi žinojo, kad mes galim, 1-0 nėra didelis rezultatas, kad prie vienos klaidos galim įmušti įvartį ir viskas gali pasukti kitą pusę jiems, neparanku, bet jie įmušė tą greitą įvartį, man atrodo, ir aišku, buvo sunkios varžybos, nes tikrai ne žemo lygio komanda ir paspausti juos tikrai nėra lengva, nes kamuolio valdymas pažaidėjus yra daug aukštesnio lygio. Tai visą laiką yra naudingos tokios varžybos tiek Europos taurėse, tiek jeigu žaidži už rinktinę, nes vis tiek tobulėja žaidėjas žaidžiant tokias varžybas nei su žemesniu rangu komanda, kai žaidė, pavyzdžiui, taurės Lietuvos varžybas su pirmos ar antros lygos komandom. Tikrai duoda ir pamokų ir pats matai, gali analizuoti, ką galėjai geriau padaryti, gali stebėti, kaip puolėjai tuo aukštesnio lygio žaidžia. Tikrai kaip žaidėjui, tiek jaunam, tiek mano amžiaus yra didelės pamokos tokios varžybos.